Labas. Šiandienos tema – kiek žmonių pasaulyje gali turėti vieną bitkoiną. Bitkoinas dažnai vadinamas skaitmeniniu aukso analogu. Bet yra vienas labai įdomus klausimas. Jei bitcoin kiekis yra ribotas, kiek žmonių pasaulyje iš tikrųjų gali turėti bent vieną bitcoin? Bitcoin protokole užprogramuota labai svarbi taisyklė. Maksimalus bitcoinų kiekis 21 milijonas. Daugiau bitcoinų niekada nebus. Pasaulio populiacija šiuo metu apie 8 milijardai žmonių. Jeigu bitcoin būtų padalintas visiems pasaulio žmonėms, visiškai lygiai vienam žmogui tektų 0,026 bitkoinų. Tai jau prisimename iš praeito mūsų video. Manoma, kad apie 3-4 milijonus bitkoinų jau yra prarasta visam laikui. Cirkuliuojantis kiekis 17-18 milijonų. Idealus pasiskirstimas, net jei visi bitcoin būtų paskirstyti idealiai, tik apie 18 milijonų žmonių galėtų turėti bent vieną bitcoin. Tai reiškia, kad jei palyginsime su pasaulio populiacija, kad 1 iš 450 žmonių gali turėti vieną pilną vienetą. Įdomus faktas. Skaičiuojama, kad šiandien bitcoin turi apie 40-60 milijonų žmonių visame pasaulyje. Tai reiškia, kad dauguma jų turi tik labai mažą bitcoin dalį. Dar keli įdomus faktai susiję su bitcoinu. Pirmas bitcoino blokas buvo iškastas 2009 m. sausio 3 d. Kitas įdomus faktas, kad manoma, jog Satoshi Nakamoto, tas, kuris ir sukūrė bitcoiną, gali turėti maždaug apie 1 milijoną bitcoinų. Ir trečias faktas, kad apie 20% bitcoin laikomi yra ilgiau nei 5 metus. Tai reiškia, kažkas juos nusipirko ir laiko nejudindamas. Ir štai čia atsiranda dar vienas labai įdomus klausimas. Jei turėti vieną bitcoin jau yra reta, kiek žmonių pasaulyje šiuo metu turi daugiau nei vieną bitcoiną? Apie tai pakalbėsime kitame video. Nepamiršk paspausti laiko ir prenumeruoti kanalą. Iki pasimatymo kituose video. Iki.